Mes, Laura ir Rokas, keliaujam, pramogaujam kiek tik galim. Esam aplankę ne vieną 10 šalių, bet niekada dar nebuvom Dolomituose. Kalnų masyve Italijos šiaurėje, kuri žavi ne tik savo išskirtiniu reljefu, bet ir įspūdinga fotogeniška aplinka. Ir nors mintis aplankyti Dolomitus buvo kilusi jau anksčiau, bet taip pat greitai ir pasitraukė. Tačiau praėjo ruduo, žiema, pavasaris ir štai atėjo vasara. Skrydžių kainos Europoje šoktelėjo į kosmosą, tad liko tik viena – važiuoti su mašina ir aplankyti dar daugiau šalių. Ir taip mes visiškai spontaniškai susikrovėme daiktus ir išvažiavome į kelių savaičių nuotykį. Tik kažkaip pamiršom vieną smulkmeną, kad vasaros metu Dolomituose dažnos ir stiprios audros. Važiuojam. Veiksmas, filmuojam, action. Jau už Varšuvos nuvažiavom 527 km nuo Kauno ir dabar pasikeisim ir vairuos Rokas. Tai va, atvažiavom. Įveikėm 1050 km, atvykom iki Valtice miestelio, kuris yra pačioje Čekijos, 12 valandų kelyje ir einam į viešbutį. Norim pailsėti. Pirmoji diena. O Lietuvos laiku po 6:18 išvažiavom, ryte po 6:20. Ready to go. Bet aš jaučiu, kad čia tiesiog išmaišys pušis. Aš jaučiu, kad čia labai paprasta bus. Oh well. Toliau pafilmavom Saulėgrąžas. Jau kaip per Čekiją važiavom, tai labai daug matydavom tų laukų, bet vis kažkaip nelabai būdavo vietos sustot. Ir dabar važiavom ir irgi tų laukų ir tokie, sakoma, būtų, kad reik su traum pafilmuoti. Ir dabar važiuojam į Vieną ir pradeda lyti. Šiaip pirmą kartą per tokį tiesiog miškelį pravažiavom ir gavos, kad kirtom sieną. Vos net dviračių takas ten buvo. Jo. Ir ten kažkokie stovėjo kaip valia pareigūnai, mes jau čia galvom stabdys ir mes tiesiog pravažiavom, kaip atrodo, kad vidury laukų ir su apaugusiais medžiais. Tai tiesiog taip lengvai važiavom, be problemų ir važiuojam dabar link tikslo 1:17 minučių kelio. Kaip Amerikoje. Amerikas yra. Lyjo, pilamės austriško kuro. atvykom į prabangią Vieną.
Ir dar. Taip, atvykom, čia nieko nerodo. Ir viso gero tada. Nieko nelaukdami keliavome tiesiai į Vienos senamiesčio širdį, kur gausu istorinių pastatų ir kultūros paveldų. Šiek tiek pasižmonėję išalkome ir mums labai pasisekė, nes aikštėje buvo gausu maisto taškų, furgonėlių, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Mes paragavome ir vietinio šnicelio, o jį vainikavome su aperoliais. Po pertraukos vėl žingsniuojam po Austrijos sostinę, kengūrų nesutikom, bet sutikom begalę tokių pačių turistų kaip ir mes. Aplankėm Vieną. Dabar išvažinėjom iš Vienos iki Grazo miestelio. Pasako. Tai atvažiavom jau savo vietą, kur apsistosim, leidomės į ją pačią Austrijos link Slovenijos. Viskas patiko Vienai, labai gražus miestas, kaip Rokas sakė, kad toks senas miestas, jaučiasi ta architektūra. Kažkiek gal primena Paryžių. Realiai gali net nežymėti tų vietų ir tiesiog atvažiuoti ir vaikščioti, nes ten, kur eisi, ten kažką prieisi. Arba sekti visus turistus, visur, kur srautas juda jų. Nes tiek matėm net vietų, kur net nebuvom pasižymėję ir kurių net nebuvo rekomendacijose, bet tiesiog eini ir nori viską fotografuoti ir filmuoti, nes tikrai labai gražu. Kadangi vasara yra tikėtina, kad kai tu tokiu laiku keliauji, kad tose sostinėse, didžiuosiuose miestuose bus labai daug žmonių ir bus karšta ir visi tokie matos perkepę, bando vaikščioti, išskridę. Zombiai. Taip juokinga. Taip sakant. Kad į Austriją sugrįšim kažkada, tai tikrai, bet... Tai ten reikia tikrai daugiau laiko. Čia kalnus apvaryti. Labai daug. Ne, dabar mums pakeliui buvo. Jo, mes kadangi ir tikslas yra road tripas, tai... Italija tikslas. Nu jo, tikslas Italija, bet važiuojam kiek galim daugiau, tai todėl ir rytoj važiuosim iki Bledo ežero. Aišku, reikia pirkti vėl tą vinjetę, kuri kainavo kiek? Dar nenupirkau. Bet man atrodo 16 gal eurų kainuoja savaitį, gal ar 10 dienų, bet mes tik tais pravažiuosim. Austrijoje kainuoja 19 eurų. Bet čia ėmiau 10 dienų, mes dar panaudosim, kai važiuosim link Lichtensteino. Prasuksim pro Bledo ežerą. Liublianą ir tada jau važiuosim į Dolomitus. Vakar nuvažiavom 1050 km, šiandien 258 ir bandysim žymėtis, kiek važiuojam. Ir tokia vidutinė diena, įsivaizduoju, apie 400-500 km bus įveikta, matysim. Bet šiaip patinka, čia labai gražu važiuoti ir dar su vinjetė buvo bairis, ne? Šiaip, kai įsivedi Veizė kelią, tau klausia, ar pridėti vinjetę. Ir kai mes važiavom Čekijoj, nors mes ir turėjom vinjetę jau nusipirkę, bet Rokas paspaudė, kad nepridėti. Ir gali būti todėl mes važiavom tais miesto keliukais tokiais vakar. Ir šiandien irgi, kai užvažinėjom, iš pradžių važiavom tais miesto keliukais, ten, šiaip jie tokie tikrai labai gražus, ten tų saulėgrįžų, tai pasigrožėti tikrai viską. Reikėjo ir pravažiuoti per juos. Jo, nes jeigu vien tik greitkeliais, ta prasme nieko nepamatysi, nes mes tada supratom, kad reikia pridėti mum vinjetę. Veizę pačiam. Jo, nes mus grinai veda per kelią ir yra greitkelis ir mes pro greitkelį viršų važiuojam. Šalia greitkelio tada vėl šalia ir grinai šalia greitkelio ir atrodo, kad prieš sistemą tokia bandom kažką. Niekas neužėsim, bet mašinų šiaip nebuvo, visas buvo tam autobane. Ir šiandien jo, kai irgi iki čia važiavom, tai jau matos, kad leidžiamės į apačią ir tų kalnų daugėja. Tai irgi labai gražus keliai vaizdai. Ir viskas tikiuosi šį kartą įsirašė. Viskas. Va, baigiam.
Naujas rytas, naujas miestas, artėjame prie Liublianos. Kelionės kilometrų sąskaitoje jau turime 1460 kilometrų. Atvykom į Liublianą. The capital of Slovenia. Tai yra Drakono tiltas, pastatytas 1901 metais. Jo ilgis yra 24 beveik metrai, o plotis 15 metrų. Jis buvo pastatytas ant medinio tilto, kitaip vadinamo Butcher's Bridge, tai mėsininko tilto. Biškį perstatyta buvo, patentuota Josepho Melan. Tai yra trečias ilgiausias arkinis tiltas Europoje. Dar ką galėčiau papasakoti, kad šitie drakonai tai yra simbolis Liublianos. Tai va, viskas kol kas. Šaunu. Alkoholikas. Dabar varom į pilį. Gedimino bokštą. Aplankėm baroko stiliaus bažnyčią pagrindinę. Keliaujam. Ar lipam, ar važiuojam? Galimai. Nusileidom, greit apėjom, varom valgyti. Dar aplankėm Triple Bridge, kuris yra prie tos pranciškonų rausvos bažnyčios ir ėjom į pilį. Svarstėm keltis su funikulierium ir kainavo į vieną pusę užsikelti 3,50 €, o jeigu dar nori į pilį, tai tada 16, ne? Su įėjimo pilį. Ja, pirmyn atgal. Gal kaip Liubliana. Nu įdomi, šalis skiriasi labai smarkiai nuo vienos. Tokie arčiau Lietuvos, jau sakyčiau. Yra, įvažiavom kai į miestą, tai aplinkiniuose rajonuose sovietiniai pastatai dar. Iškart Lietuvą priminė. Šiaip gatvės nekokios galbūt pasakyčiau. Bet spalvingas miestas, bent jau centras visai įdomiai čia atrodo. Ne, nėra ką lyginti su viena ten. Visai gyvas miestas irgi pasakyčiau. Čia toks arčiau dar tų Balkanų. Ko tokia? Balkanų. Balkanų. O, vulkanus. Ne, jau galvoju, Čikuraku man. Čikuraku tikrai. Ir važiuosim į ežerą valandą kelio. Iki Bledo ežero, iki Bledo pilies. Išsimaudysim labai tikiuosi ir tada varysim iki pagrindinio tikslo Dolomitų. Italija. Laukiam daug valandų kelio. 4. Iš viso. C'è tutto il cane, una della sua stessa, è sotto faccia. Jau jis mane terorizuoja, žinau. Jo. E c'è sede tutto Paliekam Bled miestelį ir Bled ežerą. Šiaip daug žmonių
Mes biškai kitaip įsivaizdavom, bet matyt per daug naivus esam, kad vasara tokia vieta bus mažai žmonių diena. Vienas pagrindinių vietų aplankyti Slovėnijoje. Jo, nu ir čia šalia sostinės, nu netoli sostinės Liublianos palyginus, nu yra kelio, bet manau, kad spūstyse daugiau nei to kelio atrodo. Ja, bet šiaip labai įspūdinga vieta, turbūt vienas gražiausias ežeras, kokiam teko maudytis. Toks žydras vanduo ir ta pilis viduj. Nu, tikrai labai įspūdinga. Ir čia labiau gal reiktų visai dienai atvykti arba pasiimti, pavyzdžiui, šitam Bledo miestelį nakvynę ir vat jau praleist, nes ten gali ir su supais plaukiot, valtim. Tai mes taip užbėgom tiesiog į tą vietą. Bet tikrai verta buvo atvažiuoti. Nustebino, ne? Jo, šiaip labai fainai, kad aplink tokį ežerą toks didelis kurortas įsikūrė. Čia žiauriai didelis aplink visą ežerą. Ir vykstam į Dolomitus jau. Beveik 3 valandos kelio. 215 kilometrų. Važiuosim per tunelį. Tai susitaupys laiko, ne? Jo, valandą laiko susitaupo. Pažiūrėsim. Tai buvo ilgiausias tunelis, kurio važiavom. 7,8 km. Ir simboliškai 7,80 €. Taip, kiekvieną kilometrą po labai centą. ilgas, biškai klaustrofobija jau norėjo prasidėti man. Juodas viršus slegi. Dabar dar biškį kirsim Austrijos kampą, kad išlystume į Italiją. Ir tikiuosi, kad užteks kuro iki Italijos, nes Austrijai labai brangus kuras. Pasižiūrėjo Rokas, kad Bledo miestelį kainavo €50. Euras kem 6 kaip Lietuvoje. Ir mes išvažiavom iš to miestelio, žiūrim degalinę, tai reikia užsipilti ir privažiavom ir žiūrim €78. 3 centų brangiau. Mes dabar į Austriją važiavom. Nu, kiek čia ta kelia įdomu bus. Jaučiu, kad nemažai čia. Teks kažkur išsipilti. Dabar čia laukiam pasienį kažkokiam tais. Kad įleistų mus į Austriją. Tikiuosi neprašys pasų, nes neturim. Bėgsi iš bagažinės. Po gražios dienos Slovėnijoje, jau važiuojant link Italijos Dolomitų, mus pasitiko audra. Mašinos stojo pakelėse, degalinėse, bet mes nepasidavėm, nes mes lietuviai ir važiavom iki galo. Oi, tai gerai. Gyvenom. What the fuck? What was that? Kirtus Italijos sieną oras ėmė gerėti, bet tų įspūdžių buvo tiek daug, kad video pabaigos nebenufilmavom. Bet jei žiūrėjote iki galo, sakome didelį ačiū ir susitiksime kitoje serijoje. Arrivederci. Vakar atvažiavom, irgi per lietų. Prasidėjo graustinis. Mes papuolėm į belę kokią audrą. Tropinė atografų audra. Su žaibais. Škvalas ir ledukais ir visi žmonės bėgo slėptis.